pasižiūrėsit. Anoj pusė. O tai jeigu leisit statyti kokio jie dydžio gali. O kurie leidžia jums teisės aktai Atvažiuot pasižiūrėti, apie ką dabar kalbame. griauti. Mes kalbam labai aiškiai, kur yra privalomasis teismo sankcionuotas procesas, nurodymas, nes labai aiškiai pasakysiu, jūs bandėt pradžiai klaidinti policijos pareigūnus, neleidžiant ir uždaryti perimetrą teritorijos. Aš džiaugiuosi, kad yra sąžiningi policijos pareigūnai, jų vadovai Alytaus mieste, kurie aiškiai pasakė, perimetre žmonės gali vaikščioti, nes yra jų turtas. Ir tai rodo jau iš karto, kad jūs darot neteisėtus veiksmus ir duodat nurodymus net pareigūnam policijos. Kodėl pradžiai žmonės nepateko po policijos vadovo Alytaus miesto savivaldybės? Šiuo atveju žmonės buvo leisti teritoriją. Tai yra įrodymas, kad jūs net pareigūnus bandėt pradžiai klaidinti. Jūs gal tą monologą vienas pabaigit, aš jums netrukdysiu, ar gerai? Tai jūs kalbėkit apie teisę. Aš jau į visus klausimus šiandien po kokius 3 kartus atsakiau. Yra idėja ta, kad jie neturi jokio nurodymo kitiems statytis namams, kur nors yra apeliavo, bet turi kitą namą. Kadangi yra fiksuojama, kur jūsų prašymas tvarkytis kitiems garažams ir kitiems namams. Nors bet koks. Ar buvo raštu? Atsakyta buvo ir šitą klausimą. Tai pasakėt ką? Kad toks nebuvo joks apeliavimas. Tai yra selekcija. Jūs apeliuojate į 2, 3, 4 infrastruktūrinius objektus, kai yra 90. O